Sveiki gyvi bičiuliai. Sveikinu su jumis iš Barselonos. Taip jau susiklostė šią vasarą, kad dėl pasikeitusių planų, turbūt galbūt daugelis girdėjote, kad šią vasarą labai degė Rodo sala, o mes būtent ten buvom susiplanavę išvykti ir pakeitėm kelionės planus. Atvykom į Barseloną ir tikimės čia labai smagiai praleisti laiką, pailsėti nuo darbų ir paskui su naujomis jėgomis grįžti į prastinius darbus. Planas yra toks, kad šios kelionės metu nufilmuosiu įdomesnės vietas, pasistengsiu papasakoti kažką įdomaus apie Ispaniją. Nežinau, kiek bus tokių video epizodų, bet juos planuoju publikuoti penktadienio vakarais šiame kanale. Todėl, kad nieko nepraleistumėte, tikrai siūlau užsiprenumeruoti šį kanalą. Tikiuosi, kad bus jums tikrai pamatyti įdomu šitos vaizdus, pamatyti, ką nufilmuosiu ir paklausyti, ką papasakosiu. Manęs dukra klausė, kodėl matematikos kanale planuoju talpinti video iš kelionės. Man irgi toks pat klausimas buvo kilęs pačiam, bet paskui pagalvojau, kad visų pirma, tai bus tikrai man įdomu, liks prisiminimai iš kelionės atmintyje ir tuo pačiu nufilmuosiu kažkokius labai gražius vaizdus. Ruošdamasis video epizodams pats papildomai labai daug pasidomėjau šią šalimi, papildomai tikrai nebuvau visų faktų žinojęs arba kažką buvau pamiršęs galbūt. Tai video epizodus planuoju talpinti penktadienio vakarais, todėl gal ir jums bus smagu po darbų, po savaitės darbų jos pasižiūrėti. Taip pat stengsiuosi pateikti įdomesnių skaičių, o skaičiai, kaip žinote, yra ne kas kito matematika. Tai pirmam epizodui gal dar šiek tiek papasakosiu tokių įdomesnių faktų apie Barseloną. Tai šis Ispanijos miestas yra šiaurės rytuose, Katalonijos regiono sostinė. Čia yra didelis jūrų uostas, tikrai tą mes matėm jau skrisdami lėktuvu, tarptautinis oro uostas be abejo, ir čia yra vienas svarbiausių Ispanijos ekonomikos ir kultūros centrų. Barselonoje gyvena šiek tiek daugiau nei 1,5 milijono žmonių, tai čia kaip pusė Lietuvos, ar ne, vienam mieste. O tai reiškia, kad su tokiu gyventojų skaičiumi patenka tarp 15 didžiausių miestų Europoje. Tai tikrai yra didelis miestas. Katalonijoje gyvena beveik 8 milijonai žmonių, o visoje Ispanijoje beveik 47 milijonai gyventojų. Tai yra šešta, tarp kitko, pagal dydį valstybė Europoje. Manyčiau, tikrai visai neblogai. Dar vienas toks įdomus dalykas, turbūt daugelis žinote apie Katalonijos lyg ir norą atsiskirti nuo Ispanijos, pasiskelbti nepriklausomą valstybę. Sakau žodį lyg, nes panašu, kad ne visi gyventojai to nori, bet pabandymų buvo įvairių. Ir apskritai praeityje yra buvę įvairiausių karų, sukilimų, revoliucijų, bet faktas yra tai, kad čia vis dar yra Ispanija. Ispanijos teritorija yra beveik 8 kartus didesnė negu Lietuvos pagal užimamą plotą. Ir dar keletas tokių įdomių datų. Tai Ispanija 1982 metais įstojo į NATO, o 1986 metais tapo ES nare. Tuo tarpu Lietuva, kaip žinote, ir tą padarė 2004 metais. Tai nežinau, žodžiu, pirmam epizodui, manau, bus tiek. Kažką įdomaus tikrai pakalbėsiu, papasakosiu kituose epizoduose. Tai kol kas sakau iki ir susitikam kitam video epizode. Iki.